Kvėpavimas per nosį turi daug privalumų. Pirmiausia, jis skatina sulėtinti ir kontroliuoti kvėpavimą. Tai darydami galime suaktyvinti parasimpatinę nervų sistemą. Tai nervų sistemos dalis, kuri sulėtina širdies ritmą ir sumažina kraujo spaudimą. Kartais ją vadiname poilsio ir virškinimo sistema. Net vienas kvėpavimo seansas gali padėti žmonėms, kurie susiduria su nerimu. Tikėtina, kad taip yra todėl, kad sumažinus kūno reakciją į stresą, dažnai paskui jį seka ir protas. Kita kvėpavimo technika – įkvėpimas per nosį per 4 sekundes ir iškvėpimas tariant kokį nors garsą, pavyzdžiui, Ši kvėpavimo technika padeda malšinti stresą. Kaip tai atlikti? Patogiai atsisėsti ant grindų arba kėdės, įkvėpti pro nosį per 4, pripildyti pilvą oro lygiai pat viršaus ir iškvėpus tarti garsą ha, kartoti kelis kartus. Diafragminis kvėpavimas tai lyg terapija turinti ypatingų galių. Šio kvėpavimo tikslas stiprinti diafragmą ir gilinti paviršutinišką kvėpavimą. Taip pat diafragminis kvėpavimas sulėtina širdies ritmą, geriau kontroliuoja kraujospūdį, padeda nuraminti parasimpatinę nervų sistemą ir mažina stresą. Ir paskutinė atsipalaidavimo technika – kvėpavimas dėžute. Tai galingas, bet paprastas atsipalaidavimo metodas, kuriuo siekiama po streso sugrąžinti įprastą kvėpavimo ritmą. Jie apima įkvėpimą ir iškvėpimą bei kvėpavimo sulaikymą. Tai gali padėti išvalyti mintis, atpalaiduoti kūną ir geriau sutelkti dėmesį.